rusai puola ar nepuola. Nu, kaip, kam atrodo. O mūsų dar nepuola. Tai reiškia nepuola? Jeigu jūs manot, kad lietuviškai yra šiandieną šaukti rusai puola, o tas, kas nešaukia rusai puola, tai jau ne lietuviškai veikia. Aš jums atsakysiu taip. Jeigu jau rusai puls, jeigu jau taip susiklostys ir nebe mūsų pastangų, kad tie rusai puls, tai nelabai jau ką be padarysi. Ir nemanykit, kad jie puls su automatais ir 100 siūlymis, kaip kažkada Antram pasauliniam kare čia atėjo į Lietuvą. Jie šiandieną gali tą Lietuvą užpulti, paspaudę porą mygtukų kompiuterį ir iš mūsų lyg šlapia vieta. Aš manau, kad yra pasirengimas ir rengiasi mūsų pulti. Ir nuožmiai, ir netikėtai be perspėjimo. Yra pasirengimas pulti, tai yra puolimas taip pat. Lietuvai, mažai valstybei, su mažais pajėgumais, su neturėjimu resursų apskritai, turėti tokią ginkluotę, su kuria būtų galima priešintis taip pačiai Rusijai, išeitis yra tik viena, kartuoju. Mano manimu, reikia taip elgtis, taip vesti politiką, kad nebūtų to užpuolimo. Kad jo nebūtų, kad nebūtų poreikio užpulti.